Sveiki, esu Giedrė, būrelio Biteritė vadovė. Jau daugiau kaip 35 metus mokau dainuoti. O kasgi dainavimas yra man? Dainavimas tai yra mano gyvenimo dalis, saviraiška, kūrybos laisvė. Dainuoju, kiek save atsimenu, nuo darželio pasirodymų, dainų dainelės iki tarptautinių konkursų Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Amerikoje. Bet labiausiai mane veža ne tie koncertiniai pasirodymai, o pats dainavimo malonumas. Dainavimas yra toks potyris, kai tave tiesiog užlieja muzika, kai tu įgauni tam tikrų magiškų galių ir gali pakerėti klausytojo širdį. Yra toks neapsakomas jausmas, kai nuo tavo dainavimo klausytojui akyse pasirodo ašaros, atsiranda šypsena ir tarsi kartu pasineriat į muzikos pasaulį. Dainavimas ne tik malonumas, dainuodama išmokau labai daug tam tikrų dalykų, įgijau tam tikrų įgūdžių, kuriuos panaudojau kasdieniniai savo veikloj. Visų pirma, dainuodamas išmoksti susikoncentruoti, būti čia ir dabar, išmoksti disciplinos. Pažįsti savo kūną ir išmoksti jį valdyti, išmoksti suprasti save, savo emocijas ir jas perteikti. Dainuodamas patiri bendrystę, kartu būti tarp kitų, būti su kitais, siekti bendro tikslo, įveikti iššūkius kartu. Visas šitas dainavimo privalumai neatsveria pačio malonumo dainuoti. Patirti savo balso tėkmę, patirti malonius jausmus, patirti sumažėjusį stresą galų gale. Bet dažnai girdžiu, kad aš negaliu dainuoti, dainavimas ne man, man sakė, kad tu geriau nedainuok. Aš suprantu, mes esam įvairių gebėjimų ir vieniem tikslas pasiekiamas ar rezultatas greičiau, kitiem lėčiau, bet tie, kurie nebando, tie tikslo nepasiekia niekada. Dainavimas iš esmės yra raumenų darbas ir atmintis, kvėpavimo valdymas, muzikos klausa, visi šitie dalykai yra lavinami ir reikia tik norėti ir pradėti tai daryti. Galbūt jums atrodys, kad aš neturiu laiko, aš nebūsiu žvaigždė, nenorėkit būti scenos žvaigždėm, jomis tampim tik vienetai. Dainuokite savo, dainuokite savo malonumui. Tai gerų jums ateinančių metų, dainingų metų, dainuokit ir mėgaukite savo skleidžiamų garsu. Džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų, džiaugsmingų šventų kalėdų ir metų naujų.